surinkus pirmus 2 sluoksnius, sekantis mūsų tikslas yra viršuje padaryti kryžių. Ir čia gali būti 3 skirtingi variantai, kokie gali nutikti. Pirmas iš jų tai turime liniją, laikant šitą liniją būtent horizontaliai, ne vertikaliai save. Algoritmas būtų toks. Gauname kryžių viršuje. Antra situacija tai, kai viršuje turime 2 dalis, pastatomės būtent šitaip ir algoritmas būtų toks. Ir trečias variantas, jeigu atsitiktų taip, kad nėra nei vienos dalies prie šito kryžiaus, tiesiog reikės įvesti abu algoritmus naudojamus pirmoje ir antroje situacijoje. Tai būtų tokie. Gauname kryžių. Surinkus kryžių viršuje galimos 7 variacijos, kaip išsidėsto kampai. Kiekviena jie surinkti yra skirtingas algoritmas. Pirma situacija, kai turime tokią poziciją. Antra situacija, kai turime štai tokią poziciją. Trečia situacija, kai turime štai tokį išsidėstymą. Ketvirta situacija, kai turime tokį išsidėstymą. Penkta situacija, kai turime tokį išsidėstymą. Šis algoritmas skiriasi tuo, kad pradžiai reikia paversti kubą šitą. Taigi čia šešta situacija. Mes rinkti algoritmas. Septinta situacija, kai turime tokį išsidėstymą. Sutvarkius taip, kad viršutinis sluoksnis būtų visas baldas, pereiname prie sekančios dalies. Tai reikia rasti bent vieną atitinkantį kampą. Šiuo atveju tinka 2 kampai. Šiai situacijai išspręsti yra žinoma algoritmas, tačiau šiame video aš norėčiau parodyti, kaip
surinkti naudojantis kuo mažiau algoritmų, todėl ieškosime, kad tiktų tik vienas kampas. Štai taip. Matome, kad šitas kampas geras. Reikia įsitikinti būtinai, kad nebūtų viena kito gero. Visi kampai netinka. Taigi pastatome šitą kampą kairėje apačioje ir pasižiūrime, kurioje pozicijoje yra dvi vienodos spalvos. Jeigu būtų vienodos spalvos čia, vestume vieną algoritmą. Jeigu vienodos čia, dar kitą algoritmą. Štai spalvos yra dešinėje vienodas, algoritmas toks. Visi kampai yra savo vietose. Jeigu vienas atitinkantis kampas yra čia, o dvi vienodos spalvos yra priekyje, o ne šone, algoritmas toks. Kampai savo vietos. Trečias variantas, kai turime du gerus kampus, tačiau jie yra įstrižai vienas nuo kito. Šitas kampas yra geras ir įstrižai nuo jo, šitas yra geras. Šitie du blogai. Šiuo atveju algoritmas yra toks. Visi kampai savo pozicijose. Sustačius visus kampus į jų tinkamas pozicijas, dažniausiai renkant kubą kas nutiks, tai bus taip, kad viena siena bus surinkta tvarkingai ir liks tik perstatyti šias kraštinės dalis. Tai padaryti, tą gerąją sieną atsisukame į save ir žiūrime, kurią pusę turės judėti kampai. Jeigu ją turės judėti pagal laikrodžio rodiklį, tai algoritmas šis. Na, o jei kraštinės dalis pagal laikrodžio judėjimą neatitiktų, o turės dėti nuo šitos pusės tą prieš laikrodžio rodiklį, algoritmas toks. Jei nutiktų taip, kad neturime nei vienos tvarkingos sienos, o visas kraštinės dalis reikia keisti vieną priešais kitą, šiuo atveju čia oranžinė, čia raudona, o šitas reikia keisti taip, algoritmas toks. Na, jeigu kraštinės dalis reikia keisti net priešais vienas kitą, o kampais, kaip šiuo atveju, matome, kad reikia keisti šias dvi dalis, bei šias, tai algoritmas toks.